Rusija patyrė didžiausią aukų skaičių per vieną mėnesį. Liepos mėnesį Ukrainos generalinio štabo duomenimis nuostoliai siekė 42 806 žuvusiuosius ir sužeistuosius. Tai žymi ryškų padidėjimą palyginti su 39 000 birželį ir 31 000 metų pradžioje. Šiais metais Ukraina sunaikino daugiau Rusijos karių, nei jie sugebėjo užverbuoti per mėnesį, todėl bendras Rusijos kariuomenės dydis sumažėjo 1000 karių. Ukraina siekia sunaikinti 50 000 priešo karių per mėnesį ir jei ši tendencija išliks, jie yra gerame kelyje tai pasiekti iki metų pabaigos. Šios nuostolius galima paaiškinti vidutinę Rusijos kario gyvenimo trukme. CŽV direktorius Jonas Radcliffe'as pareiškė, kad Rusijos šturmo dalinių, siunčiamų pulti Ukrainos pozicijas, vidutinis išgyvenimo laikas dabar yra tik 20–30 minučių, kol jie būna sužeidžiami arba žūsta. Jis tai siejo su didėjančiu Ukrainos efektyvumu ir gebėjimu atremti Rusijos infiltracijos taktiką. Vienas iš pagrindinių šio proceso komponentų yra Ukrainos dirbtinio intelekto valdomi dronai, kurie tampa vis labiau autonomiški ir atsparūs elektroniniai kovai. Tai padidina drono smūgio sėkmę, nes dronas gali atpažinti, užfiksuoti taikinį ir smogti be drono operatoriaus įsikišimo. Vaizdo įrašuose matyti, kaip šie dronai ieško taikinių, pavyzdžiui, karinės technikos ir personalo, ir pradeda nerti žemyn, kad nedelsiant ir staigiai smogtų jiems iš viršaus. Ukraina taip pat pritaikė savo snaiperių naudojimą, kad pašalintų Rusijos diversantus ir užblokuotų ištisus sektorius. Mažos snaiperių grupės slepiasi nuo dronų naudodamos termovizoriams atsparius maskuojamosius kostiumus ir priedangą iš viršaus, bei stebi žinomus infiltracijos maršrutus, kad pašalintų praeinančius Rusijos karius. Dažnai jie įsitaiso už Ukrainos linijų, kad sumažintų tikimybę būti aptiktiems Rusijos žvalgybinių dronų. Privalumas tas, kad jie išlieka pasislėpę, kol naikina Rusijos karius taiklia ugnimi. Vaizdo įraše matyti snaiperių grupė, rengianti tokią pasalą viename iš Rusijos diversantų susibūrimo punktų Ukrainos užnugaryje. Naudodamas rankinio užtaisimo šautuvą su termoviziniu taikikliu, snaiperis skenuoja vietovę ieškodamas priešo šiluminių pėdsakų ir įsitraukia į kovą, jei jie patenka į jo naikinimo zoną. Be to, Ukrainos pajėgos pasikliauja oro dronais ir žvalgyba, kad pastebėtų judėjimą, sudarytų žemėlapius ir stebėtų galimus maršrutus per medžių linijas, gyvenvietės ir pailgus griovius. Kai priešas pastebimas, ukrainiečiai dažniausiai puola juos FPV arba bombonešiais dronais, o ne sausumos pajėgomis, kad nerizikuotų ukrainiečių gyvybėmis. Ukraina taip pat vis dažniau pasitelkia antžeminius robotus diversantams išvalyti, o tai dar labiau padeda sumažinti Ukrainos nuostolius, nes dronų operatoriai gali valdyti šios robotus būdami už 10 km nuo fronto linijos. Vaizdo įrašuose matyti, kaip Ukrainos antžeminiai dronai gali vykdyti slopinamąją ugnį į Rusijos pozicijas, kad jas prispaustų arba net patys dislokuoti FPV dronus, taip gerokai padidindami savo naikinimo nuotolį. Jei Rusijos diversantų misijų nepavyksta sustabdyti šiais metodais ir Rusijos kariams vis tiek pavyksta prasiskverbti pro Ukrainos linijas, Ukraina siunčia aukštos kvalifikacijos šturmo dalinius arba specialiasias pajėgas, kad sunaikintų arba paimtų į nelaisvę įsitvirtinusius rusus. Šis metodas dažnai vadinamas aktyvia gynyba, tai puolamosios valymo operacijos skirtos gynybai išlaikyti, kurių tikslas yra sustabdyti ir likviduoti Rusijos buvimą pilkojoje zonoje. Šių operacijų metu ukrainiečiai aptinka Rusijos karius ir seka jų judėjimą, kad nustatytų jų slėptuves. Po to siunčiami Ukrainos šturmo kariai, nuolat stebimi ir remiami dronų, kurie realiuoju laiku juos nukreipia ir įspėja apie kiekvieną galimą grėsmę ar pasalą. Priartėję prie taikinio, ukrainiečiai pirmiausia pasiūlo Rusijos diversantams pasiduoti, kad išvengtų artimos kovos ir papildytų karo belaisvių mainų fondą. Jei Rusijos kariai atsisako pasiduoti, Ukrainos kariai įsitraukia į kovą naudodami šaulių ginklus, granatas arba didelės galios sprogstamosius užtaisus, kad sugriautų ištisus pastatus. Dažnai naudojamos termobarinės granatos yra pačios mirtingiausios tokioje artimoje kovoje, nes uždarose erdvėse smūginė banga sustiprėja ir nuo jų beveik neįmanoma apsiginti, kadangi jos prasiskverbia pro sienas ir už kampus. Taikydama šią taktiką, Ukraina praktiškai sugebėjo nuslopinti Rusijos infiltracijas beveik visuose sektoriuose ir per vos 30 dienų sunaikinti 42 000 priešo karių. Apskritai, rekordiniai Rusijos nuostoliai Liepos mėnesį rodo, kad dabartinis jos puolimo metodas tampa vis mažiau tvarus.
Ukrainos aktyvioji gynyba, apjungianti dirbtinio intelekto dronus ir snaiperius, naikina šturmo grupės greičiau, nei Rusija sugeba pasiekti reikšmingų laimėjimų. Net jei Maskva suintensyvins atakas ar vykdys naują mobilizacijos bangą, tikėtina, kad ji patirs dar didesnių nuostolių, užimdama vis mažiau teritorijos, todėl jų tikslai taps nepasiekiami, kaip aiškiai rodo griežta statistika. Norėdami pamatyti necenzūruotą kovos vaizdo medžiagą, kurią naudojame šiame reportaže, apsilankykite mūsų interaktyviame naujienų žemėlapyje. Čia mūsų nevaržo YouTube taisyklės ir pagaliau galime parodyti jums visą neiškirptą tikrų įvykių versiją. Tačiau dar svarbiau, šis žemėlapis suteiks jums prieigą prie visų mūsų reikšmingų įvykių analizių, kurios gerokai pranoksta tai, ką galime įtraukti į trumpus kasdienius vaizdo įrašus. Galiausiai, oficialiai pristatome 2 mūsų interaktyvaus žemėlapio kartą. Tai, ką dabar matote savo ekrane, yra gerokai patobulinta ir daug galingesnė žemėlapio versija, turinti dar daugiau pažangių funkcijų ir naujienų analizės įrankių. Naujojo žemėlapio pristatymo proga taip pat skelbiame 50% nuolaidą visiems prenumeratos planams. Pradedant vos nuo $4.99, jūs ne tik gausite išskirtinę prieigą prie žemėlapio, bet ir atrakinsite visus mūsų išskirtinius strateginius atnaujinimus, fronto apžvalgas ir strateginės geopolitikos vaizdo įrašus. Tad apsilankykite nuorodoje aprašyme ir tapkite išskirtiniu mūsų bendruomenės nariu. Nuoširdžiai vertinu kiekvieną, kuris prisijungia prie mūsų, jūsų palaikymas mums reiškia labai daug.